Tai sveiki gyvi. Tai labai graži diena ir apsišėrėm gyvuliukus, apsitvarkėm, betonavimams vis dėlto biškį dar ir per anksti sneiga ir trokda. Tai nusprendėm su žmona pasivakščioti čia apinoms, šiek tiek tokį miškėlį. Tai nežinau, jeigu matos, man reikia atsidurti ten, kur matos priekė, ten mišks, čia ir bebrą užtvenkian, užtvank, tai bandys per užtvank pereiti. Įlūžau, sunkiai, nes čia kažkoks durpėjinis yra ir labai giliai ir, jeigu matos rava. Tai žodžiu, pailsėti reik biškį, kasdienybės, paįvairinti. Jau beis užtvank parodys. Va. Jeigu matos, žuveis ir. Atėjom į tikslą, jeigu matos, visur, ten horizonte. Mūsų dar nacisvakščių bandė ateit, bet kur rudžiavom, tas kanalas buvo neperlep. Tai tokie žoliukai ir didžios, nežinau, čia ir palei senus žemėlapį žiūrint, 200 metų kažkur čia turėjo būti troba ir buvus. Aišku, visiems, kas einat, iškel klausims, koks žemėlapis naudoji, tai žemėlapį ir tiesiog programėlį naudoju Ventusą, visi žino ir nelabai supras, bet daugmaž bent orientuotis kažkas tokį. Tai labai neišsiplėsiu tam, tai varau čekinti. Žiūram. Kas čia bus? Arba bus kur gilzė, nes labai daug gilzių visur pas mus už galus. Pradinga. Nesuprantu. Ir buvai, kad su monetom te pat ir signalą šokinį, nes ta prasme mažytis ir čia tai padavė daug kasti. Nesuprantu. Tai aišku, daubis užkasam. Tas skaitos pinpointeris, randam šitą monetelį. Tai jau parodys iš arčiau, aišku, čia bus ruskėnį. Tai jeigu matos šitą toks monetelį, čia, kiek aš suprantu, 2 kapeikas, jeigu matos. Tai princip ir yra, te peini, rondi, aišku, kažko ten labai vertinga, ten kažko nesam radi, bet įdomi. Pasivakščiojom biškėlį, aišku, tų ruskinių monetų, kas nus vadins kapeikas yra. Tai jeigu matos, tur ronku, kas man įdomesnis paliek, šitą, tas jeigu matos daiktas, ten reiks nuvalyti. Pažiūrėti, čia kryžėlis yra. Čia irgi matos kažkas Jėzus pavaizduotas, bet kiek suprantu, buvo pakaboks. Tai nežinau, čia kits viens lietuviškas yra, kapeikas. Kits, aišku, reik nuvalyti, nes
ne viskas matos. Tai varysim ant namų, tikimės paakščiam porą valandų. Apsišėriau šįryt, viską susitvarkiau, Halendam tų pačių šeim parsivežiau. Tai vakarė parsivežiau meitus, tinklą ir bandys metalinis meits triušiams sukalti, tiesiog į žemę nebetonuoti, nes betonuoti labai daug darbo šiandien, kad ant reikia išgrūžyti ir vis tik tas cements suskelst. Dabar, kur ir triušia padaryts, atrodo viskas normaliai, bet cements paskilinės. Manau, jeigu 60-70 cm sukalčiau, ta prasme, žemę turėtum laikyti. Aišku, kims uožėms nedarys, nes į tepažių tvorą ir ištumpyta. Kaip matot, sneigs ir aptirpis, pamiškius dar yra, čia yra. Va, balondis toliau migraun. Tai va, kur triušiam darysim aptvar, princip taip pat sujungsim čia. Tai ir žemė sausa, viskas ir puikia. Tai galės eit parsivežti. Dar turėjom naują augintinį. Jeigu matos, labai dyka ir vardas bus Maja. Tai ateik, Maja. Ir dar 2 mėnesių tieta yra biški. Ne visku žena, Maja. Pasisveikim, sakyk, vau. Tai žodžiu. Padės darbautis garintau, tą žiaurę mėgst kelins plėšyti. Dabar šitą įsikonda jau. Žodžiu. Alpakiuką irgi. Jis negilis nutarpa. Žolelį runklių. Tai va, tinklą ir pati štulpą. Dabar tik triušių plokštis. Naudos trubelėm kaip vis laik. Tai jaučiu. Dabar net netrauksiu lauk. Nes net ir kur staigiai pasidėti, paskui matys palei matmins irgi reikės, kad pasidarys, kaip man čia sekses tus visus kitus. Va, kam įdomiausia, štulpa ir. Parsivežiau meits, parsinešiau kūjį, tinklą, į mizeriais daudas. Tai labai graži diena ir šiandien paradį pasakui, kad iki 18. Reiks susirasti meitoką, kad gali čia veikalį daugmaž šniūrį įsitemti, kad nebūtum žiaurę kreivą. Apaus parodys kur nors. Nerod. Čia saulė šveit šilt, labai tonkia skleido audega. Nanda irgi tryp nepatenkint, labai gervis šiandien migraun. Gal gervis nepatink, nežinau. Tai žodžiu, varom darbautis toliau. Ten, jeigu kas praeitam video negirdėjot, tai čia aptvars bus angūrom. Padarys veiną bendrą, būtų per vidurį atskirsiu, kad būtum berniukai mergelis atskira, nes, jeigu kart laikyt viską, tai žiaurus bardakas gaunas. Tai va, įsimeraus šniūrs, ką būtų. Tai va, princip šniūras įsitėjimis, pasidėjau, dabar pabandys lentutį dėteis ir sukalt, ką metras balenk, nes tinklus ir metrinis. Aišku, kaip vis laik brigadiri. Veitą turėjom, tik nežinau, apvalis alpakoms, kad jis dės apvalį. Tai pasidarys tik šablon, kad tarkim ant viršaus užmauni. Tiesiog sukal, nes tada galėsi ir, lygsvarį palaikyti, kad nebūtum labai kreiva. Žodžiu, parodys video, kaip darys, nes po to tuom pabaigsim aptvar. Manau, reikės alpakom aptvar daryti, teptuliau palėjėliau ir žiūrėt, paskui žiūrėt, aišku, ko nora rodys. Tai pasidėt gul šok biški su magnetuku, kad būtum šiaplen gera, tik neaiškiai, kad apie 7 įsikals. Nudauži. Vidavęs tik na 40 cm gal kalt. Tai manau turėt laikyti. Tai sukaliautų meitą. Kon gali pasakyti. Tvirtom, stovu. Aš dabar minkšt lab žemė ir bet į teištą betonauti.
lygiai tas pats gaunasi, tik tai, kad daug mažiau klapats, kad tik suaudė, susistovės uns, įmanau, bus gera. Tai varys toliau dar kaltais. Nežinau, žiūrėsim, kaip toliau eis. Gal įpusėjom, visa nebloga atrodo, susikal tik su kiekvienu beveik kalimu. Lentilnau jų reik, nežinau, ar žolien reikėtume iškuoti. Tai to šitą dar biškį trūkst. Da kalti ir kad kalas neužlinks galą, bet tik ta lent minkšta turi dėti, kad biškis įspaus, nes jeigu lent prasrūt jau užlinka, galioks nebent tų zagluškių be uždėti. Tai pareisiam iki galo, po to, kaip pareisiam iki galo, dar per vidų ir pertarsim, kaip ant abau minėjus, kad berniuks ir mergyts atskira. Triušis irgi cikavėjas. Maja Dikaun. Tai žodžiu, pabaigs šiandien meits tai tikra, su tinklu nežinau, nes neaišku, kaip čia seksis toliau. Suaudėm tus meitus, tai čia bus veinas duris, čia šitą kėtas duris atmeita eina ir čia pabaig bus. Daug net nebus sutriuš, bet manau, tus veitis tikra, kad užteks, bet dar nepabaig, nes dar reikia daryti, ir trubelis reiks pasidaryti ir tinklą, šitas tinklus gal greičiau eis. Tinklų sėdėti su trubelim, ne kiek ilga, bet toks biški žaidims gaunas, ten tai atpjauti, tai atmiruoti, tai tiesiog tai į kamp nupjauti, žodžiu, tai nežinau, pavalgyti, po to matys, kiek to laik bus, jeigu bus da laik pradėti tinklą timteis, o po to aišku, apie vis žinot, gyvuliukų šerteis, tai šiandien pabaigėm tvorą sudėti, vasar tinklus pertvarą, ton ir duris dabar reiks, duris ir trubelis pasidaryti. Iš priekiaus atrodo tep. Čia veinims bus, čia bus kitims. Galės gyventi ton lezdą. Manau, reiks nuimti, nes atepė viršų povis. Ir kitam sykiau, jeigu reikės, vis tiek reiks daryti. Tai pabandys parodyti, matau, paus šimaivos su savo audiga. Tai gal matysies. Reiks spalvų. Įsižiūrėjau, kad sneigs visur nutarp nuo piemenų. Tai reikėtum iš tikrųjų šniūrus susitumpyti, nes kitur ir žiaurė ant žemės, ypač pas Cimarūnį nusileid, pas Highlandų irgi yra. Čia jeigu matysies, ramzi. Jeigu matos tą patinį šniūrus, nes prieš tai buvau sneiga. Ne, tiesiog paim bijau nutraukyti. Pas Highlandų biški normaliau atrodo, bet ten priekį ir neglėlį pois yra. Ramzi. Kuto. Iškart galvu, ką kudaus. Baig pradžiūti. Bandys užsakinėti tus metelis irgi Cimarūnams, ir dabar kaip yra būda, matos, va čia pradžiūva ir varys ten į tolį. Ir paskui pedalins to aptvar per pois, kad turėtum, tarkim, pois, nusijęs pois, įkėt pois persidaryti, nes matot, kaip čia ir bekeikis, išsijėdis į trypį. Tai išsijungia elektrą, oras labai pradėjo negražėti. Jeigu matos ten ant tą pradėjo jaudauti, keli lašą nukrėt. Tai buvau praneškę vakar linus pavakarį. Čia lys, nelysa praeis. Dabar galvoju, kol šniūrus susitaimsiu, pas Cimarūnų. Cimarūns nepakaštavus, kad elektros nėra, nes nebūtų didelių dyvų. Jau parėt, tik aviteis.
Strutis parbėg iš laukų. Va jeigu matos ant tą parvarą. Žiaurė didelis viesi. Simarodė. Atrodo protingiau. O mūsų tas ukvedys padurpein daudas. Nežinau, kunstin užmatė. Garantauta nebus pamatė kokį lapį ar katin svetim išsigenas. Ant stoks jį pamatinam, tai jau uns bandą sutrypti. Tai dabar varau, pasižiūrėsiu. Highland šniūrs, nes Highlandą mačiau į viršutinę, kiti atsileidė ir apatinę. Va, kaip dar būna. Ne tik sneigs buvo prispaudęs, bet į kurmę ir užrausim šniūrą. Tai čia vakar, kaip darbavomės prie to aptvarą, parėjo katins mūsų. Jau parsinė šerk, tai pagalvojus kelias dienas tebau šilti, jau verks ir atsikėlus. Ir tai panašu, kad nieks neišal, nei erks, nei kuisė. Kur geriausia išsilaikė šniūrą, tai miški. Čia, jeigu matos. Ten laisvesnį prieš galą buvau. Taip tik tą vidurį lauką, matyt, viskas neįgainiui, suspaudė. Tai tik spėjau apeiti ir pradėjai lyti. Dabar reikia iškart varau elektros jums neužmiršti. Parodysiu jums, kaip atrodo, kas gal kas nors nesat matė mūsų stručių kiaušinių. Tai yra būtent tų stručių. Ani šiaip daug daugiau nuo lapkritį kovo mėnesį. Tai dabar radom daugiau kiaušinius, kas 4 dienas. Tai dabar tą susiporavom, to prieš tai, kur video buvau darys, kad išmainėjom 2 patelės, buvo ir patinėlis. Tai pradėjai, bet vatens kol kas lezda nesok, padat kiaušį rūškas, ta prasme pušeinas pakavo. O tas kiaušinis atrodo tep. Jeigu matos, plaštaks, ir tomse žalsų toks rauplėts. Čia yra tokiai kiaušinė ir, ani jau tokie iškrim nandams, iškrimt geltoni. Ir paskiau pašveisė. Tai kam jos šį metą irgi bus, nes perną metą su nandas kiaušės irgi sunkia buvau nedėjai. Nežinau, metą nepatek ar kažkas. O aš toliau griauž kelnis. Kun be gal žiaurė dyka ir ta mūsų maja. Tai pada čertais ar bautais. Tvorų norėjau daugiau biškį pafilmuoti, bet neįmanom į kameras padėti, nes tiesiog įsikondė ir šiandien. Jeigu ant žemės palikti turi kažkur aukštą keltais. Tai nežinau, reikėtų išindinti ir lynojantį deiną. Trubelėm norėčiau tus, išsipjauti toks kuojus, ką būtum sudėti, nes turiu tik tą balkiukų 5-15, reikėtum suskerstoti po 4,5 arba po 5. Trubelėm, ta prasme, kojelis, ką būt kur plokščias prisokti. Ir duris. Žiūrėjau, metalą nereiks važiuoti per, kaip tik dar turėčiau užtekti 2 durims. Tai nežinau, kas čia gaus, nes tai turiu šitą, kur yra nesikas, manau, tai irgi nesikas. Maja, aišku, prižiūri šitą vėl ant to ir ko dirbti. Tas mažiuks labai mitrus ir nada ginti ir šitai dar. Nežinau, iš vis ar dagins. Tai ką ten šertais griks jau žin, kas yra viželtra iškyta. Ir baig praaukt anon aliuką. Nes baisiai pradės norėti mašinėtais va tep. Tai nežinau, leis praeiti. Va, alpinistą toliau laipiu. Milkutė kol kas nieka, bet pilvėlis viskas auga. Tai nežinau, dar ta nubė irgi pradės peint fabriks augti, tai matomai tą dar turės. Kaip žinot, viskas, vaikučiai aukšta, ypač šitą labai didelis ir garsų visokių bus vėl, kaip įves laiką.
Dabar atidarys duris, pabers vakų daržėlis. Grikis aišku pirmas. Maja irgi dalyvaun, bet tik baim dabar reik nenudurti. Vedu. Nu, į vedu. Eik į vedu. Nu, mutansi dabar nebija ką pakabinti. Ne, išpešti. Vidurų įslėksiu, tai bandita čia sulėkti. Nu, griki. O ir lipi. Nu, bėg šalia. Vis po taku. Nu, va. Nu, įveit. Tep ne vis laik, tabun kas ein. Nebibėk viskas. Pakarau apsišyrim. Bet dabar tik tai gera, kad nereik užsidarinėti stručiai kungstai. Dabar apie 7, tik prada temti. Panašiai ir užsidarinėti apsišer panašiai to pačiu laiką apie 6 po 7 plus minus. Nes te peržėjim buvo labai ilgus. Taras, trumps taras dainos rytą apsišer 8, 4 vakarė dabar vėl šertis. Dabar biškiau išdalinti tarp dainos į tarp naktais. Tai tam video teiks, susimatysim jau iš kitus video. Paspaus, subscribe, prenumeruokit, kam nesunk, like uždėkti. O jau yra leis, tai pradėsim statyti daugiau aptvarų, daugiau veiksma bus. Paskui kaip jau gerai iššils, vėl prasidės arima, kultivuojimą ir taip toliau. Tai iki.